Pamažu mūsų iššūkis artėja į pabaigą ir šiandien norėčiau parodyti, kaip turėtų atrodyti pilna veido jogos praktika, jeigu jūs nedarytumėt su savo rytine ar vakarine veido rutina. Taigi, visų pirma, ką reikėtų, tai išsitiesinam savo nugarą, atveriam pečius, ištiesinam kaklą. Jeigu nepavyksta ir jaučiat, kad nepilnai išsitiesinam nugarą ir kaklą, galite atsistoti ties sieną. Visų pirma, aktyvuosim savo limfą, štai šitie kauliukai ties kaklu, paspaudomi iš vienos pusės pirštų pagalvėlėmis, iš kitos pusės galim apčiuopti, spaudam, aktyvuojam limfą. Limfos aktyvavimas padeda išvarinėti iš po nakties skysčius, normalizuoja kraujotaką, pritampam, pasukam galvą iš šono, pralenkiam, įsirandam štai silpną savo raumenuką ir iš apačios į viršų pravažiuojam, nuvažiuojam iki pat plaukų augimo linijos. Keletą kartų, 5 kartai ir pakankamas kiekis. Pasukam į kitą pusę, susirandam kitoje pusėje. Pasistengiam užmerkti akis, pajausti savo kvėpavimą. Kaip ir minėjau ne kartą, joga yra tam, kad mūsų kūnas atsipalaiduotų, nurimtų, atpalaiduotumėm raumenis, o atsipalaidavimui padeda mūsų užmerktos akis, ilgas ir gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Rekomenduočiau kvėpuoti tik per nosį. Pamasažuojam savo plaukus, galvą, galvos odą. Atpalaiduojam švelniai, jausdamas save ir savo kūną. Visos praktikos metu jaučiam savo tiesią nugarą. Prasukame vieną pusę į kitą pusę, galim pamasažuoti ties augimo liniją. Aplinkui visur, kiekvieną savo galvos odos kampelį, visur iš apačios pagal augimo liniją. Glostom, ištiesinam pečius, prasukinėsim galvą į vieną pusę. Galvą sukam tiesiai, lygiagrečiai, ištiesinam savo pečių linijai. Jaučiam truputėlį tempimą kakle. Jeigu kaklas sustingęs, jeigu užsirakinęs, galite jausti traškėjimą, sunkumą, sukant kaklą į vieną pusę ir sukant į kitą pusę, pasistengit sulėtinti sukimo tempą. Galite iš kairės į dešinę sukant galvą iškvėpti. Važiuojant galvą į kairę įkvepiam ir sukdamas į dešinę iškvepiam. Keletą kartų, keletą akimirkų. Užmerktomis akimis. Ties viduriu sustojam. Nulenkiam galvą ties krūtine. Pasukam galvą aplink savo ašį. Sukdamas galvą galim ties priekiu įkvėpti ir važiuodamas ties nugarą iškvėpti. Lėtai ir sąmoningai jausdamas save. Lygiai taip pat, jeigu jaučiat, kad yra sustingimas, traškėjimas, judesį sušvelninam. Pasistengiam nekilnoti pečių, bandom su galva pasiekti pečiais. Keletą kartų įkvepiam
Iškvepiam ir galim palankstyti galvą į priekį. Jaučiam tempimą kakle nugaroj ir atverčiam. Iškvepiam, nulenkiam galvą kiek įmanoma atgal ir jaučiam tempimą visoje priekinėje savo dalyje. Įkvepiam, nulenkiam galvą ir iškvepiam, išlenkiam keletą kartų. Atsipalaiduojam, jeigu norisi, galim pasukti pečius į vieną pusę, kitą, keletą kartų. Atpalaiduojam į kitą pusę. Visus šitos apšilimus, atsipalaidavimo pratimus jūs galite atlikti tiek ryte, tiek vakare, prieš dušą, prieš prausiant ar valant savo odą. Taigi, pereisime prie savo veiduko, atliksim viršutiniai veido daliai, viduriniai ir apatiniai veido daliai. Pirmasis pratimas skiriam savo kaktai, uždedam pirščiukus virš antakių ir pratempiam, nutempiam iki pat galvos odos. Pratempiam. Jeigu labai nepatogu ir sunku išlaikyti rankas, gali tiesiog švelniais judesiais su trumpu pratempimu. Tokiu judesiu arba tiesiog vienu ilgu giliu nutempimu. Jauskit, kuris pratimas jums yra patogesnis, kuris labiau leidžiat jums ir jūsų kūnui atsipalaiduoti. Pratempiam. Kiekvienai sričiai pasistengsim šiandien atlikti po 3 pratimus, po 1 raundą, po 15 kartų. Atsipalaiduojam, pereisim prie antrą, paimsim su savo pirščiukais ir tarsi sugriebsim savo odytę ir sugriebusios nuvažiuojam į vieną šoną ir į kitą, galit su viena rankyte, kaip patogiau, galit su abiem rankytėm. Tiesiog suspaudžiat kaktos odytę, pakeliat tarp pirštų ir labai švelniai nuvažiuoja. Pas mane labai mažai odos, labai sunku yra užgriebti, tačiau kiek įmanoma tiek paspaudžiam, sugriebiam ir nuvažiuojam. 15 daugmaž sekundžių, 15 pakelimų, nuvažiavimų. Pereisime prie paskutinio. Dedam pirščiukus sulenktus virš antakių. Paspaudžiam antakiukus truputėlį į apačią ir keliam antakius į viršų 15 kartų. Atsipalaiduojam, pereisim prie akyčių, dedam į kampučius savo pirštų pagalvėlės, truputėlį paspaudžiam, pakeliam akis į viršų ir bandom atmerkti plačiai akis 15 kartų. Jaučiam, kaip keliant akis, norint atmerkti akis plačiau, mūsų pirščiukai tarsi pasijudina.
Veikia raumenukai, vadinasi. 15 kartų. Atsipalaiduojam, galim pamirksėti, suspaudžiam vėl, žvilgsnį nustatom į priekį ir tarsi akis norim primerkti ir susitraukia mūsų štai šita apatinė dalis. Akių pratimai dažniausiai yra vokų pakėlimai, parūkšlyti po akimis, mažinti, paburkimai, atveria mūsų žvilgsnį, tarsi norėtumėm susitraukti. Susitraukia mūsų žvilgsnis, susitraukia, nežinau ar matosi, bet 15 kartų atsipalaiduojam ir paskutinis dedam pirščiukus po antakių į akies kamputį ir nuvažiuojam, atveriam, pratempiam paakių zoną ir nuvažiuojam į mūsų limfos tašką. Penkiolika kartų. Perėsim prie mūsų nosytės, prispaudžiam pirščiukus nosies kampučiuose ir keliam nosį. Šituo pratimu formuojam savo nosytę, stiprinam žandų raumenis. Penkiolika kartų. Sudedam rankas lygiagrečiai nosytei, suspaudžiam, įstatom pirščiukus štai čia į savo smakro taputę ir prastumiam pagal savo liniją iki pat ausies, nuvažiuodamas pagal savo kauliuką. Dar kartelį. 15 kartų lėtai, sąmoningai pravažiuojam ir prastumiam. Penkiolika kartų. Dar vienas pratimas, kurį mes padarysime, tai yra A, U, A. Su A raidele ištempiam visą savo burną ir U suspaudžiam savo lūpytes. 15 kartų. Dainuojam. Vienas pratimukas savo lūpom, uždarom burną ir liežuviu sukam aplink burną viduje, kiek įmanoma platesniu judesiu.
15 daugmaž sekundžių į vieną pusę ir 15 sekundžių į kitą pusę. Atsipalaiduojam. Ir paskutinis setas mūsų kakliukai yra atveriam galvą, užčiauptomis uždaryta burna, atpalaiduojam lūpas ir pratempim 15 kartų į vieną, jaučiam tempimą kakle. Labai stipriai atlošiam galvą ir pratempiam savo visą dekoltė kaklo sritį. Toliau išsižiojam truputėlį, įstatom apatinę lūpą į burną ir keliam. 15 kartų. Taigi tiek šiandieną. Susimatysim rytoj. Dar ką norėjau priminti, tai jeigu dienos eigoje nepavyksta atrasti laiko ilgesniai praktikai ir praktiką atlikti pilnai, nuo pradžios iki galo, su visa limfa, su visu atsipalaidavimu, su kiekvienai kūno veido odos kūno daliai, tai tiesiog rekomenduoju dienos eigoje atlikti nors po vieną, nors po 2 pratimus savo akims, kaktai, žandams. Tai gražios dienos, ačiū, kad esat ir jeigu kiltų klausimų, visada rašykit, komentuokit ir klauskit. Iki susimatymo sekančios dienos iššūkyje.